Atvažiavo iš karto pažeidimus daro. Tai kaip kokį pažeidimus daro? Prašau, ponė. Mes dėl skalūnų dujų. O ko jūs norite iš skalūnų dujų? Mes nenorime jų kartu. O kodėl jūs nenorite? Ar jūs Gazpromą norite, ne? Ne. A ne? Rusai parsidavę? Ne. Nekėdžinkis visi čia esat Lietuvos išdavikai. Kiaulis. Ponė, jūs... Aš jokia jums, ponė. Aš esu Lietuvos pilietis. Tai vat aš esu lygiai... Neišrinkitės iš čia. Ne, nu žmonės atėjo pareikšti nuomonę. Kokia čia nuomonė? Jie ramiai stovi. Kodėl jūs keliate triukšmą? Kokia čia nuomonė? Čia yra begėdišk susitikimai. Ponė, ne. Ponė, mes jums duosim lapą, paskaitysite. Įsikiškit savo lapą, žinot kur. Va čia. Taip ir buvo. Ne, tai... Bet taip naglai, suprantu. Ką, žinau, į provinciją. Ką jie čia atsineša? Įdomiai. Kamo dabar 9. Tuoj, luktelkit. Ne, kelias minutės atvyksta. 15 prasideda. Nu, nes atvyksta patrulio. Jūs čia stovėsit gal iki galo, gal aš per pertrauką galėčiau priimti. Kada pertrauka? Nežinau, bet bus. Kiek laiko iš vis ta paskaita vyks? Yra iš vis numatyta iki 5 valandos, jeigu vyks. Nežinau, kas čia. Aš manau, kad šitie vaikinai visi taip pat čia bus. Baltarusiai. Kas mums belieka jumis prižiūrėti, matot, kad net atvažiuoti į renginį nesugebat saugiai. O savo telefoną numerį? 8699 86 99 Taip 55 Taip 002 Gerai, aš tada pasakysiu, jums pasuksiu. Ir tada į policijos komisariatą reikės atvykti. Gerai. Kol kas grąžinam. Tada tai vis tiek vietos už valandas, už 2, ten pertrauką. Nu taip. Aš dabar dieną turkiu sučiu. Gerai, aš jums paskambinsiu. Man bona reikia sakyti. Nu gerai, gerai. Gerai, aš nepirksiu. O kas jos leido va šitos? Reiškia, už mūsų pinigus. Ne, už Europos komisijos. Už Europos. Už Europos, jo. Už tai šitą registraciją, nes Europos komisijos jie prašo dalyvauti. Vat nežinau, iš tos... Tai paskui pasakys, kad labai daug čia dalyvavo iš palaikančiųjų. Ne, čia nesvarbu, čia to nesimato. Čia tiesiog, kad čia labai palaikantys. Ne, čia. Žinokit, galite rašyti, kad ir nepalaikot drąsiai. Mums ar... Jie mums padalino. Ir aišku, turiu dabar garbės pristatyti mūsų komandą, mūsų kolegas. Tai yra Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai, Manda Lazauskienė, Paulius Kadūnas, Ilma Janutytė, Aplinkos ministerijos darbuotojas, Giedrius Gibaras, yra Energetikos ministerijos atstovas Karolis Šveikauskas, na ir turime kolegą iš Kinijos naftos. Ir čia, ką mes pateiksime, tai yra dabar mūsų žinios, dabartinės žinios. Toli gražu ne viską mes žinome, mes ketiname daugiau žinoti, ketiname žinoti jūsų lūkesčius, jūsų klausimus išgirsti. Po šio matyt trumpo įvadėlio galėsiu pakviesti daktarę Jurgą Lazauskienę, kuri mums pateiks dabar naujausias žinias apie skalūnus. Kas tai yra skalūnai ir kokiegi angliavandeniliai slypi skalūnas, arba gali slypėti. Manau, tai mums visiems yra svarbu žinoti. Tokias viso pasaulio išteklio vertinimus atlieka pavieniai ekspertai, bet naujausi skaičiai tai yra JAF energetikos informacijos administracijos, toliau santrumpą matysite, laiką taupant duomenimis, kurie atnaujino kaip tik 13 metų
pradžioje savo įvertinimą, matot, viso pasaulio mastu, 41 šaly ir buvo įvertinta apie virš 100 skalūnų sluoksnių paplitimo vietų, čia įvairių skalų tokiom dienytėm parodytos, tai yra nuosėdiniai baseinai. Ir vėl įdomumo dėliai, būtent Rusija turi didžiausius išteklius tiek skalūnų dujų, tiek skalūnų naftos pasaulyje. Tačiau pramoninė gavyba šių išteklių vykdoma tik Šiaurės Amerikoje, tai yra Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Vėlgi matot, yra visai nemažai tų skalūnų sluoksnių, tai yra taip vadinamų nuosėdinių baseinų, tačiau gavyba vykdoma iš 5 didžiųjų ir ištekliai preliminarūs ir skaičiuojami iki 28 trilijonų kubinių metrų ir kas metai išgręžiama 10 000 skalūnų dujų ir naftos gręžinių. Tai nėra naujas išteklis, pradėtas eksploatuoti 821 metais. Buvo išgaunamas, kadangi tai buvo biogeninės slūkstančios paviršiuje dujos. Tos buvo išgaunamos labai paprastais metodais, jokių specialių įrangų ir jų gavyba buvo visiškai nerentabili iki 2001 metų, nes išgauti įprastinės gamtinės dujos buvo pigiau ir paprasčiau. Tik atradus maždaug 2001 metais ir įdiegus naujas technologijas, pradėjo augimas ir Jungtinėse Amerikos valstijose, būtent skalūnų dujų ir naftos, vėliau aš truputėlį akcentuosiu, kuo ten skiriasi šie ištekliai. Ir tas augimas ženklus ir stebimas ir yra prognozuojamas artimiausių 10-mečio metu. Vertindama visą pasaulį, lygiai taip pat buvo įvertintas ir Europos potencialas. Mes matome, kad ten irgi išskirta netgi 14 perspektyvių, vieni iš jų įvertinti, kiti neįvertinti, taip vadinami nuosėdiniai baseinai. Ir ko gero pirmieji, kai nuskambėjo 11 metais žiniasklaidai, tie didžiuliai skaičiai, kas domitės gal atsimena, 113 milijardų kubinių metrų išgaunamųjų skalūnų dujų ištekliai. Taigi ta pati agentūra, tie patys specialistai po poros metų perskaičiavę pateikė tokius duomenis, kad išgaunamų skalūnų dujų Lietuvoje nėra. Yra paskaičiuoti geologiniai skalūnų naftos ištekliai, iš kurių išgaunamieji būtų apie 40 milijonų tonų. Ir kaip ir įprastiniai, tradiciniai naftoje, taip ir skalūnų naftoje yra susijusios dujos, tai taip sakoma, ištirpusios, asocijuotos dujos, kurių ištekliai galėtų siekti 11 milijardų. Ponai Mačinai, pakomentuokite tą kiekį dujų į naftą, paverskite, koks tai būtų per parą išgavimas. Tai apie Lenkus, už dabar Lenkai Rusija. Dujus, bet jūs paverskite į naftą. Gerai, galiu pasakyti. Paprastai pasaulyje yra vertinama, naudojamas toks terminas naftos ekvivalentas, kuriame yra dedama kartu ir nafta, ir dujus. Principė visi angliavandeniliai. Ir 1 tona naftos yra prilyginama 1000 kubinių metrų dujų natūraliomis sąlygomis. Tai yra atmosferinis slėgis, temperatūra 20 laipsnių Celsijaus. Tai šitie 8000 kubinių metrų dujų, jeigu tai sudėtis yra tikrai angliavandeniliai, tai tada yra, aš skirčiau prie komercinių dalykų. Todėl, kad 8 kubiniai metrai naftos, tarkime, tai yra visai neblogas kiekis išteklius vienu gręžiniu. Pasakyti statistiškai tie žmonės, kurie patenka būtent į tas zonas, o Žemaitijos regionas turi, kiek yra registruota gyventojų. Jūs ten norite traukti pasakyti, kiek patenka gyventojų. Čia klausimas jums, ne mums. Leiskite, mes pasakom apie geologiją. Mes atsakingi už geologiją. Na, mes jau Mums tokią programą mes pasiūlėme. Atsakysime, palaukite, pabaigėme pranešimą, atsakysime. Būkit gera ponė, jeigu jūs neįdomu, išėjate. Jūs atvažiavote šičia, užmokyti žmonių sąmonę, su savo... Palaukit. Su visokiais kaip Krašpirovskiai atsisėda, pradeda pasakoti, kiek tenai jūs išgydėte ant tų ligonių. Mums neįdomu, mums įdomu, kiek numirė ligonių. Pasakoti, kiek įvyko avarijų ir kiek nukentėjo žmonių. Nuo to pradėkite. Tuo jau spreisim prie šitų pranešimų. Prie to prieisite, kas laiko neturi. Nuškite tiesiai į tašką, o ne pasakoti mums arabų. Aš labai pasakysiu, jeigu jūs tokiais supratingai paklausite Prancūzijos prezidentų, kodėl jisai nesustinka, visą savo šalį neleida gręžti. Tenai jokių dujų. O mes Lietuva mažyti šalia esame, jūs norit nunuodyti visą mūsų pamatį. Nu ką, apie kokį čia kalba eina, jūs gėdos neturit, sąžinės nebeturit.
300 milijonų metų jau tektoninis aktyvumas nebevyko nuosėdiniai dangoj ir jokių raukšlėjimuose, vulkanizmo ar kalnų susidarimo procesų tuos pastaruosius 300 milijonų metų Lietuvos teritorijoje ir nevyko. Jeigu pažiūrėsime, Lietuva taip pat pasižymė iš visų kaimininių Baltijos šalių mažiausių seisminių aktyvumų, nes mūsų teritorijoje nebuvo užregistruotas nei vienas, nei instrumentinis, tai yra įrankais, Prašome nemeluoti. Paklausykite profesionalų, būkit geri. Jūs sėdite Vilniuje ir radote meluoti tenai. Jautėme žemės drebėjimą, jautėme, bet nebuvo žemės drebėjimas. Čia mes turim konkretumas. Vakarų Lietuvoje, Lenkija, ten kitokios geologinės sąlygos, ten yra ir naftos ar dujų telkinių ir naftos tradicinė. Čia dabar kalbam, ir Lenkijoje yra išgaunama ir tradicinė nafta, o jau, sakykime, toliau į rytus, Latvijos ir Estijos teritorijoje nėra naftingumo potencialo, nes tiesiog uolienos tam netinkamos. Lietuvos tradiciniai angliavandeniliai, kaip jau minėjau, pagrindinės atsargos yra susijusios su Kambaros miltainiais, tačiau yra rasta naftos ir silūro ir ordoviko karbonatinėse klinkėse. Telkiniai ir struktūros yra susiję su tom pagrindinėm telšių ir lūžių zonomis. Dabar jūs pakomentuokite temperatūrų skirtumą atskiram gylyje, pavyzdžiui. Kilometro gylį ir kilometro gylį, kaip skiriasi temperatūros? Terminis gradientas yra 3-4 laipsniai kilometrą ir temperatūra su gyliu didėja. O dėl kurios konkrečiai lūžius mes galime grįžti... Juodkazio paskutiniai darbai, kur yra tektoniai lūžiai Lietuvoje. Bet nėra Juodkazio lūžiai, yra Lietuvos lūžiai, tai aš grįšiu prie lūžių. Juodkazio apibendrintus. Juodkazis lūžių netyriai. Juodkazis yra hidrogeologas. Mes grįžom prie Lietuvos lūžių schemos. Aš tikrai atsakysiu, aš nesuprantu jūsų klausimo. Gal galėtumėt perduoti, kas tame darbe buvo pasakyta? Buvo pasakyta schema, kaip tankiai pas mus tektoniniai lūžiai. Tai aš jums pateikiu schemą vieną, antrą. Atsiprašau, Juodkazio straipsniai yra paskelbti tenai turbūt 81 metų rusų mokslininkų interpretacija. Aš jums rodau. O mes pateikėme naujausią informaciją. Kokias grėsmės matote išgaunant? Aš apie gavybą nekalbėjau ir apie grėsmės mano pranešimas nebuvo. Ir aš negaliu pasakyti klausimus, kurie nesusiję su mano pranešimo tema. Aš gavau atsakymą, jūs negalite atsakyti. Nenori, o negali. Dar klausimų būtų? Sekundai. Tai ačiū labai, Jurgai, paprašysime tada pono Vaičeliūno atskleisti mums visą... Iš karto klausimą. Palauk, ką padarė? Aš kiek paskaitau programoje, kad ponas Vaičeliūnas atstovauja UAB Minijos nafta. Kas jūs pakvietė čia? Aš pakviečiau. Aš asmeniškai. O kodėl, pavyzdžiui, nepakvietėte iš kitų tada žmonių? Ar jūs esate kas nors angliavandenilių specialistai, naftos gavybos specialistai, dirbantys, gaunantys? Tai privačiose įmonėse nėra tokie specialistai. Taip, šiuo atveju taip, nes realiai angliavandenilius Tai reiškia, mes neturim geologijos tarnyboje specialisto. Mes turime, tačiau šiuo atveju mes pakvietėme patyrusį specialistą, kuris atskleistų, kaip jie išgauna naftą. Mūsų sumanymas. Taip, atsakysime. Tai atsakysime. Mes turime visus reikalingus prižiūrėti. Jūs pasakėte, aš pakviečiau, o kas jūs būsite? Taip. Aš prisistačiau, Jonas Vaskūnas, Lietuvos geologijos tarnyba. Bet tai jums kas tus pinigus moka už tą dabar, visą vizitą? Čia pasakyti, kad knygutė yra visiškai tiksliai įvardinta, tai Europos komisijos finansuojamas projektas, kuris skirtas yra viešinti žinias apie skalūnus, skalūnų geologiją. Kokios pareigos jūsų geologinės tarnybos? Lietuvos geologijos tarnybos direktorius pavaduotojas. Su tendencija įviršinti. Bet tai galbūt. Ačiū už palaikymą. Gerai, labą dieną, labai malonu atvykti į Šilutę, pirmą kartą, daug kartų. Nes nuo 1970 metų tenka čia lankytis, dirbti tą darbą, kurį, manau, kurio mokinuosi. Esu
kalnų inžinieris geologas pagal kvalifikaciją, o tai reiškia, kad tas žodelis kalnų reiškia, kad turiu teisę dirbti ir naftos dujų. Tai yra sudėtingose dalykuose, taip, hidrogeologija, sakysime, ten inžinerinių šito nėra reikalaujama, čia statybinės rizikos darbai yra. Mano 76 metų, tame tarpe Šilutėje, tame tarpe 11, būtent labai malonu, kad žmonės darbas dienomis Lietuvoje baigus institutą teko sumatuoti 150 kubinių metrų naftos per dieną išvakyti 11 gręžinį. Šilutės atrionė privalytis. Tai tokia mano. Va, dabar kokiu būdu gavyba galima. Pirmiausia, pagrindinė sąlyga yra ta, kad reikia žinoti, ar yra kur tai naftos susikaupimas, telkinys, ar ne. Kaip tai yra atliekama. Pirmoje eilėje tai yra pats plačiausiai pasaulyje paplitęs dalykas, seisminiai darbai. Tai toks dalykas, kada jeigu aš čia suteikiau, tos trenksmo banga eina geologams gilyn, eina iš visas pusės, taip, atsispindi nuo kažko, tai grįžta atgal. Principas labai paprastas, kaip ir aidas, sušukau nuo miško, nuo daržinės atsispindėjau, sugrįžau atgal. Aš žinau, pasižiūrėjau laikrodį, kada sušukau, kada išgirdau aidą, praėjo tenai minutę ar sekundę koks nors tai laiko darbas, jeigu aš žinau tos bangos plitimo greitį, viskas tvarkoja, aš galiu paskaičiuoti, kur yra, kokiame atstume tas, kuris atspindėjo. Mūsų sąlygom geologiniam yra, nuo kur atsispindėjo tas seisminis signalas, sužadintas, nuėjo gilėtis sluoksnis, nuo kurių tai atsispindėjo, sugrįžo atgal. Šitas laikas yra išmatuojamas labai tiksliai. Tačiau jis... Ponas Vaičeliūnas, jūs neplokite stalą, paaiškinkit žmonėms žemės ūkyje, kas gaunasi, kai atvažiuoja pas ūkininkai į lauką melioruotą. Ir ką ten darot, ir ką ten nepliauškit, pametat iki kilogramą ten trokilų dar kažko tai. Tai vyksta sprogimas. Kaip tada tas laukas kenčia? Gerai, aš galiu pademonstruoti šitą galbūt tokiu būdu, kad yra labai senai dirbama šitą seisminė darbai. Anksčiau buvo naudojama daug daugiau sprogmenų. Taip. Šiais laikais technologijos keičiasi. Šiuo momentu Kaliningrade, sakysime, yra firma, kuri turi didelius, Karaliaučiai turi didelius seisminius sužadintojus vibratoriais vadinamus, tai maždaug 2 kilovicai sukibė į krūvą, tokie važinėja ir pavibruoja. Yra dar naujesnės technologijos dabar, metamas sunkus svoris, tiesiog pakeliam ir metama visai taip. Ir to trenksmo užtenka, kad būtų galima užregistruoti gamykliniai tylai, gauti gerą signalą. Taip, kaip jaučiasi tie laukai, galiu pasakyti, kaip jaučiasi tie laukai. Lietuvoje pridirbta 10 tūkstančių kilometrų seisminių darbų. Neteko girdėti, kad kuriam tai žmogui, ūkininkui, ar anais laikais kolūkiui ar ūkininkui rastusi kokia tai ryški televizija rodė jūsų pasiekmes. Tai yra pusę metrą gylį pusę metrą ir 70 cm pločių vėžės. Ūkininkai sako, man valstybė, reiškia, jūs gražinot, apmokėjot išlaidus, nuostolius apmokėjot, gavau 300 litrų. Žmogus pasisamdė ekskavatorių, nes tokios technikos nėra, kad galėtų tas išlygyti. Net buldozeris neįlenda. Žmogus pasisamdė ekskavatorių, kur moka 80 litrų už valandą ir savaitį laiką kasė. Tai yra su kaušu, kabina žemės. Žiūrėjai, melavo, kad vienu žodžiu jūs patys ten suremontavo tą namą. Kursi čia buvo Priekulios seniūnijos? Pleškučių kaime. Taip, jūs ten vienu žodžiu suremontavo. Nieko panašaus. Moteris į teismus kreipėsi teismo keliu, jis reikalavo visas išlaidas teismo keliu. O jūs čia deklaravot vienu žodžiu, kad jūs čia patys viską suremontavot, visą namą naują pastatėt. Va šit ponas su kolega prieitą kartą atstatė žmonėms Pleškučių kaime daugiavaikei šeimai namą. Iš tikrųjų to nebuvo. Kolega, jūsų. Nu tai ko jūs dabar neigia? Nu bet jūsų kolega, ne mano. Jūs esate bendradarbė turbūt. Nu tai va. Bet jūs patvirtinat, kad šitų žodžius įsakėt. Taip. O iš tikrųjų, ar jūs žinot, kaip buvo? Kad žmonės teismo keliu įsireikalavo, pusę metų bylinėjo su tam tikra įmonė. Bet jūs meluojate, jūs prieitėte. Atstatėm savo norų namą pastatėm. Nu tai
kaip buvo praeitą kartą. Atliekant per privačią žemę, bet kokią. Yra visada susitarimai. Jeigu kokia tai žala yra padaryta, yra kompensuojama. Kokiu būdu? Pagal sutartį yra kompensuojama. Kaip susitarė? Žmonės. Vieni nori atlikti, kitas, kuris yra savininkas. O sakykit, tam Savaičeliūne Lenkijoje tie patys metodai naudojami? Manau, kad taip, visą pasaulį. Bet tai klausykit, aš mačiau nuotraukas, kai namai suskiliniai. Duvanokit, visko pasitaikė, žinokit. Galiu pasakyti tai. Tai ponas, tai Kintiškai jūsų neįsileidžia, nes nenori, kad jūs ten išbombarduotumėte. Ne. O kaip tik tai, Kintiškai su malonumu įsileido ir Kintuose seisminiai darbai sausumoje ir Kuršių mariose yra padaryti. Dėl man nesuprantamų priežasčių, kitai nenori, kad būtų grėžimas grėžinimas. Man tos priežastis nėra žinoma. Negalvokit, už ką galvojate, raudonuoja. Aš norėjau paklausti klausimą. Dabar jūs ten tas chemiją pirksit, tenai viską darysit ir dabar užuodysit vandenį ir mūsų vaikai pradės vėžį sirgti, išmirksit, pradės žmonės išmirkti. O kaip jūs tada, kam jūs tada atlyginsit žalą? Kas su jumis tada reikės daryti? Jau jo nebebus. O jūsų nebebus, po mūsų anūkus jūs būsit išnuodyti. Būtų pirmas žodis. Apie ką mes galime tada kalbėti? Toliau apie vandenį bus specialus pranešimas. Ar vanduo gali būti užterštas? Palaukite, ponė, dabar jūs savo... Klausykit, aš galiu pasikartoti. Kodėl prezidentas neleido Prancūzijos daryti, ar tai jie nėra mokslininkų neturi, ar jie nėra protingi, kodėl jie neleidžia daryti tokių... Yra labai klausimai. Yra plagiai šalis yra. Mes Lietuva esame maža šalikė. Maža šalis ir mūsų čia, žiūrėkit, mes esam. Laukiam dabar po Lietuvos Šilutę, pažiūrėkit, kad važiuokit pas mumis. Aš žiūrėkit vis į laukus. Apie jūs išgrečit, kur tas vanduo nubėgs, kur tą kelią jūs gausit. Aš dabar to, kad jums įpirksit stiklinė kelią, tai jūs išgrečite. Anori, kad šitą darykite. Kai jūs būsite aktyvas, kam tada, už ką kas atsiskaitys? Nebėg problemas. Nelietuviai valdo, Ševronas Amerika valdo Lietuvą. O Vaičeliūnai, sakykit, ar jūs direktorius esate tos firmos, ar reiškia, ar yra kitas asmuo, kuris vadovauja Minijos naftai? Jūs esate direktorius? Gamybos vadovas. Amerikietis. Tai pasiklausom, tai atsakė. Tai sakykit, kas jūs esate, reiškia, pagal pareigos? Aš esu Ignas Vaičeliūnas. Bet tai pareigos jūsų tos Minijos naftoje. Bendrovėje Minijos nafta, gamybos vadovas. O tai kas vadovauja tai, reiškia, tai firmai? Tai kodėl jisai čia nesėdi? Kas jis toks yra? Aš jau klausimas, ar pranešimas domintų, ar kiek nedomintų. Jūs uždavėte labai daug klausimų, mes tiesiog neturime laiko net ir atsakyti. Atsakykit, duodam laiką, atsakykit. Nuotis mūsų Lietuvą, žmonės atsakykit, kas atsakys už nuotis. Jūs nesiklausom. Atsiprašau, noriu pasakyti yra faktų, kad vanduo šuliniuose dingo po visų šitų tyrimų. Taip ir praeina metai du, o ne po mėnesį, ne per 10 dienų. Galima pratęsti, jeigu galima pratęsti. Neteko man girdėti, kad kuris būtų pasakęs, kas man... Tai dabar pasakau, yra faktai. Nu tai galbūt galėtumėte man paimti popieriuką, užrašyti adresą, telefoną, kas ten yra nutikę. Tada galėčiau pasakyti. O dabar tai vykdydami seisminius tyrimus buvo dujotis, kai vamzdynus nesusprogdino. Ir jis man negirdėjo gal. To kalniuko gali būti prisotinta nafta. Bet ne vien tik tai, kad 100% tos poros visos užpildytos nafta. Dalis kažkiek, 20%, 10%, o kai kada 30-40% yra vanduo. Vanduo ganėtinai įdomus sūrų. Koks tai gilis? Milijonus. Koks tai gilis? 2 kilometrai maždaug. Taigi teigiat, kad pas mus tik ten dar pašimtai vandens. Vandens yra visur. Vandens yra visur.
Vanduos yra šaunuolis. Tai va vis vanduo yra ganėtinai specifinis. Jisai vadinamas, tuoj mintį tik užbaigti, vadinamas sūrimu, taip, ir jame yra taip, 1 litras naftos, stiklinį druskų ištirpis. Kiek chemijos? Prašau? Kiek chemijos? Tai druskos ir yra, kas yra chemija? H2O yra chemija, natrio chloridas yra chemija, kalio chloridas yra chemija, visa tai chemija. Bet tai yra natūrali chemija, sėdinti milijonus metų. Žmonės yra susirinkę ir aiškiai žino chemijos formulės, kurias jūs naudojate. Vandenį galima prašyti cheminiam formai, kaip H2O, bet tai yra gamtos telkinys ir šaltinis. Natrio chloridas irgi taip pat yra gamtos telkinys ir šaltinis. Todėl, jeigu jūs pradėsite aiškinti kiekvieną gamtinę medžiagą cheminę formulę, jūs galėsite visą pasaulį aprašyti kaip chemiją. Šiandien žmonės klausia, ar bus naudojamos cheminės medžiagos specialiai tam susintetintos? Jo? Ar tai bus gamtinės medžiagos, kuriam jūs surasite cheminę formulę? Tik klausimas buvo tas, kas čia yra per vanduo. Tai yra vanduo sūrymas visų pirma. Giliame sluoksnyje, kuriame stiklinė vandens ištirpinta. Stiklinė druskos ištirpinta. Atsakymą poniai pateikėme, turbūt aiškiai. Ne, aš ne apie tą, kad norėjau paklausti. Aš norėjau paklausti, kiek supirksit chemijas, kaip pirksit skalūnus. Palaukite, tuoj pasakysiu. Kiek tos chemijos bus, ne apie druskas. Tuoj pasakysiu. Tai palauk. Ar atsakyti ponios klausimus? Dabar girdėjimas valandos mes čia šnekėsim, praėjo pusę valandos lieka ir apie saugumą ir paliksit 5 minutus, va pasakot, kaip jūs gręžite. Tai jūs pavadinimas, Skalūnų dujų Lietuvoje saugi aplinka. Jūs čia pasakot. O jūs čia pasakot. Programą turite, neturite. Programą numatyta yra. Mes užeisime diplomus dar galite išrašyti. Bet jūs neklausote, ką mes sakome. Jūs pavadinimą pasakykite, saugi aplinka ir ekonominė nauda. Apie ją mes dabar šnekėjome, mes apskrai nekalbėjome. Mes dar nepriėjome prie šių klausimų. Mes šnekam tą, ką parašyta, o ne ką jūs čia. Kiek gręžinių bus, kokio metodo ten lys? Tai aš ir kalbu. Tai duokit pasisakyti, ponas kaip ir moka. Mums to nereikia, mes daug mažim. Mums diplomas nereikalingas. Tai vandens kiekiai didžiuliai. Tas paimtas nedidelis naftos kiekis iš gelmių. Pasipildo žmonės. Jūs turite pasakoti, kaip aš gaunu, kaip sudrausnėkite apie vandenį. Tai aš ir bandau, todėl pas mane ir matote iš čia principinę naftos gamybos schemą. Tai yra reikalingas gręžinys. Pažiūrėkite, bukletas išleistas, bet pas jūs ir tenai, Skalūnų dujos Lietuvoje, saugi aplinka. Kadangi jų nėra, tai ką čia kalbame? Kaip išgaunami angliavandeniliai, pas mane tokia nežinau. Vadovai pradėk, saugi aplinka, kaip jūs padarysite tą saugį. Nedomina čia ta nafta. Ir kokia bus ekonomikė nauda. Aš labai trumpai galvoju būtų Tai du dalykus. Ar tu čia pusę valandos jau čia? Kad išgauti reikalingas gręžinys. Kiek jūsų minijos nafta davė Lietuvai biznio? Kad išgauti reikalingas gręžinys. 1% ar pusę procento? Kad išgauti reikalingas gręžinys. Kad rastųsi gręžinys, reikalingas žemės sklypas. Reikalingas žemės sklypas ir tame sklype įrengti aikštelę. Tai va dabar pradėsime ir nuo to, kokį poveikį į aplinką padaro gręžinys. Aikštelė yra įruošiama ganėtinai atsakingai. Čia yra eilinis aikštelės statyba, tarp kitų ilgi, Šilutės rajonas, gręžinys Komatai 1. Yra išlyginta. Yra papilta smėlio, yra dedami 2 sluoksniai plėvelės. Ar jie suvylami? Ant viršaus yra, taip, ant viršaus yra dedama vėl smėlis, matote, pilamas yra vėl smėlis, taip, dedama armatūra ir betonuota. Visa šita zona, va matote, yra apdėta betoniniais bordiūrais. Ir tai, kur vyksta pats gręžimas. O kas prižiūri darbus?
Ten priprūdus. Kas atsakingas? Ginkluoti žmonės neprileidžia iš visą. Nei pasakymai gimių, nei nieko. Va čia yra sumontuotas gręžimo staktas. Buvo klausimas, ar turite kokį prižiūrėtoją? Kas prižiūri darbus? Katras galėtų šiandien atsakyti, ar jūs gerai tą padarėte. Ar yra toks prižiūrėtojas, ar nėra? Katras... Ponas Večeliūnas. Jie darbus neuždaro, kaip gamtosaugininkai. Gamtosaugininkas, jūsų filme, kaip pasakė 27 minučių, mes ateinam, patikrinam žurnalai, kaip užpildyti, ar visi įrašai padaryti ir visas egzaminas čia baigtas. Tai kokia jų priežiūra yra? Čia nėra jokios ten priežiūros. Mes fermos negalime uždaryti su tokiais gamtosaugininkais. Apie ką mums kalbėti? Apie naftą, kurią... Jeigu apie tai, kokį poveikį padarys... Gerbiamas Večeliūnai, dabar dar galite jūs parodyti, kad ploja. Jūs pasakykite, kokiu metodu iš privataus asmens įsigysite tai aikštelį žemę. O, konkrečiai. Labai paprastai. Nuvažiuojame pas žmogų, kuris turi tinkamą sklypą, taip ir su juo yra tariamas. Gelmių įstatymas yra Lietuvoje, kurios priimtas Seimo jau daug metų, čia ir šiuo metu truputį pataisyti. Ir tenai yra spręstas, kad žemių savininkai turi prievolę leisti tirti žemės gelmės. Mes neškam apie naftą, mes šnekam apie skalūnus, apie skalūnų naftą ir dujų. Gal mes šiandien šnekam apie tradicinius, apie vandenynus. Ševronas deklaruoja atvirai, ateina į Šilutės Tauragės plotą paimti netradicinį. Niekas nėra pasakęs, Ševronas to nėra pasakęs. Konkursas yra angliavandeniliams. Pasiskaitykit jūsų ruoštą spalą. Konkursas yra angliavandeniliams įskaitant skalūnų angliavandenilius. Paskaitykite, ponas, irgi įdėmiau. Ir žemės gelmės yra valstybės nusavybė. O kas yra valstybė? O kas yra valstybė? Valstybė mes. Tai yra žmogaus griaučiai, tai yra žemės griautis. Dabar griaunamas tokiu būdu būtų žemės griautis. O kaip žmogus stovi ant griaučių, taip ir žemės... Paklausykime pono Vaičeliūno, kaip jis griauna žemę, kaip jis daro realius gręžinius ir griauna Atsiprašau, gal galima patikslinti dėl žemės. Jeigu įdomu, atsakymai klausimai jūsų. Kaip teisingai ponas Jonas pastebėjo, tai žemės įstatyme numatyta, kad žemės savininkas, jisai turi susitarti su žemės gelmės. Aš nežinau, kiek jūs galite į teismus bylinėtis ar patemti tą procesą. Bet žemės įstatymas tą numatė. Įstatymė pasakyta, kad turi būti susitarimas, kai jis pasiektas ir kiek laiko, tai nėra reglamentuota ir neduota. Aš nežinau, gali tęstis metus, 5, 10. Ne, tai tvarko. Jeigu mes eitume nusekliai, manau, prieisim prie tų visų dalykų ir tikrai diskutuot labai šaunu, kad diskutuot. Tai palaukit, aš esu ne Algirdas Butkevičius, ne ministras Mazuronis, aš pareigiau pranešimą apie aplinkosauginius aspektus, norėčiau pasidaryti taip pat aš gyvenu. Bendruomenės jums pasakė. Gerai, gal tada nežinau. Bendruomenės jūsų nenori. Tai ko jūs čia ko jūs čia atvažiavo? Iš Vilniaus iš Vilniaus atvažiavo. Galima pranešėjai paprašyti, leisti mums susivokti, kokią medžiagą jūs klausysit, ne ta terminija, kurią jūs naudojat savo mokslinėje aplinkoje, o žmoniška mūsų klausytojų gyventojų kalba. Tai reiškia, ar jūs pristatysite poveikį aplinkai? Žemiai, tam. Taip. Mano pranešime tai bus. Išklausykite, mano pranešime tai, ką jūs kalbate, yra. Tai gal rezimuoti. Ar jūsų aiškinime bus tai padaryta, kad bus paaiškinta žmonėms, kas atsitiks avarijos atveju, ar yra numatyta, ar jūs galvojat, kur bus iškeltas toks šeimas ir kiek metai, kas paskaičiuos tos kostos, kurios tiems gyventojams iš lietuvos reikės atidėti. Ar jūs esate paskaičiavę
galima, aš ir norėčiau pratęsti, jeigu mes dabar esame prie to, kad gręžinys reikalingas, paaiškinau, kad poveikiai gruntinį vandenį, į gruntą, į paviršinius vandenis nebus. Tame tarpe žmogų taip pat nebūna. Vadėl šitų kaip ir ruošiama aikštelė. Dabar gilumoje, ir aš visiškai atsakingai sakau, kad visa mūsų žemelė yra praktiškai, nežinau, kas ten darosi, kur nepragręžta, turi vandens. Taip yra. Ir skalūnus, ir neskalūnus, ir molius, ir smėlyje, visur yra vandens, drėgmės ir panašiai. Dabar viršutinėje dalyje, apie 200 metrų iki 200 metrų gylio, maždaug, yra gėlas vanduo. Tai jūros, Kreidos, Kvartero vandeningi horizontai. Dabar, kad su jais nieko nenutiktų, kad nebūtų nuo gręžimo, tolimesnės gavybos poveikiai šitos gėlo vandens horizontų, kad žmonės gertų skanų, švarų vandenį ir toliau, tie horizontai yra perdengimi keliomis, 3-4 plieninių vamzdžių kolonų. Tos kolonos yra ne kokia tai skardikė, tai yra 1 centimetrų storio, maždaug pirštų storio, plieniniai vamzdžiai, kurie papildomai dar, kad nebūtų tekėjimui paviršio ar kur, yra cementuojami. Yra į patį tą vamzdį, kada jis nuleistas į reikiamą gylį, yra supilamas cementos kėdinys užmaišytas ir kitų skysčių, paprasčiausiai vandeniu, yra įspaudžiamas ir tarp išgręžtos gręžinės sienelės ir plieninių vamzdžių išorės užpildo visą šitą tarpą. Kokių kitų skysčių? Prašau? Kokių kitų skysčių? Arba vandeniu, paprasčiausiu gėlų vandeniu, arba vandens kažko. Aš dar kartą kartuoju. Arba paprastu gėlų vandeniu, taip, arba molių skėlį. O sakykit, prašau, gręžimo metu, kai gręžimas, kaip lendama į žemę, nu kaip padana, ne? Tai tuo metu... Ne visai kaip padana. Nu panašiai. Panašiai, kad būtų visiems suprantama. Ar susisiekia tada vanduo gręžimo metu? Ar susisiekimas įvyksta, kontaktas įvyksta ar ne? Noriu ir pasakyti, kaip vyksta tas gręžimas. Tas gręžimas vyksta tai, kad yra ant vamzdžių prisuktas kaltuką vadiname. Tai yra toksai su dantukais rutulys, sakykime. Tai reiškia susisiekia. Palauk, aš pasakysiu, kaip vyksta gręžimas. Ir kaip dabar jis vyksta. Reiškia, šitas vamzdis turi svorį, jisai leidžiama, savo svorį spaudžia į tą gruntą uolieną, kuri yra, jisai dar sukamas ir vyksta tos uolienos tuščiai. Tai reiškia, tuo metu yra susisiekiamas... Palaukite, aš pasakysiu apie tai, kodėl jūs norite sakyti. Dabar to vamzdžio yra pumpuojamas skystis. Yra pumpuojamas prasplovimas skystis, arba mes vadiname molių skėlį. Kodėlgi jisai pumpuojamas? Todėl, kad jeigu nepumpuosi nieko, galima pumpuoti orą, tarkime, ar dujas, būna, kur labai kietus uolienos, ten ieškodami polimetalų, geležies, kurios naudoja ir orą. Taip? O čia yra tokiuose gręžiniuose, lygiai taip pat kaip hidrogeologai gręždami vandens gręžinį. Jie taip pat naudoja molių skėlį ir nieko kitaip. Joks gręžinys negali būti be to. Kam reikalingas tas plovimas? Reikalingas tam, kad pirma, išneštų tą gruntą. Sutrumpintą gruntą, kad išneštų į paviršių. Ir antra, nemažiau svarbi užduotis yra, kad ataušinti tą kaltą. Jisai kitaip užkais ir labai sunkiai ką nors grįžti. Dar papildomai, jisai atlieka tam tikrą sienelių tvirtinimą. Dabar klausimas mūsų, jūsų, jeigu jo dar nėra, bet jis jau praktiškai užduotas, ir jisai ateis į šitą vietą vis tiek, taip, kad va, ar susisiekė, ar nesusisiekė. Taip, toje vietoje susisiekė. Bet, palaukite, leiskite pasakyti, nuo ko prasideda gręžimas. Dar statant aikštelę yra 1,5 metro gylio iškasta duobė ir į ją yra įbetonuojamas žiedas. Įbetonuojamas žiedas ar įbetonuojamas. Tai jau reiškia iš tos duobės jau poveikio to skystimo ar bet ko į gruntą nevyks. 1,5 metro. 1,5 metrų. Toliau, prasideda gręžimas. Yra gręžiama iki pirmo molingo sluoksnio, maždaug 10, 11, nu gal 15 metrų. Yra gręžiama vien tik tai betonitinis molis
Natūralus modelis, užmaišytas su vandeniu. Ir vyksta to 10-15 metrų gręžimas, taip? Ir iš karto cementuoja. Atsiprašau, galima klausimą. Toliau gręžiama giliau mažesnio diametro, vėlgi ir taip perdėgiami visi sluoksniai. Kol yra gręžiama per gėlo vandens horizontus, praplovimo skystis yra pagamintas tik tai iš betonės. Tai yra molis, kad būtų klampesnis dalykas. Išgręžtos skylės. Kad ji nebūtų prisispaudusi prie vienų šonų. Kad nuo skylė išgręžta, pavyzdys, kad stovėtų viduryje, o ne šitą. Dabar kai viduryje, tad kam tas reikalingas laikinas to vamzdžio viduryje. Kad cementas pasiskirstytų vienodai absoliučiai visą vamzdį. O kaip tu patikrinai, kad pasiskirsti vienodai? Prašau? Aš čia skaičiau pas jūsų... Kaip patikrinama? Yra atliekami geofiziniai vadinami tyrimai. Yra specialūs metodai, kurie, tai yra, kaip akustinis metodas, tai kaip ultragarsinio tyrimai važiuoti, taip. Yra traukiamas prietaisas, yra sužadinamos bangos ir priimama, kaip jos ateina. Ir pagal tai, kaip jos ateina, yra nustatoma, ar yra cementas už tos kolonos, taip, ar jis yra bendrai. Papildomai nustatoma, ar yra sukibimas tarp geležies ir cemento, tarp vamzdžio ir cemento. Ar yra sukibimas tarp uolės ir paties cemento. Ir visa tai, visas pasaulis taip dirba, visas pasaulis kontroliuotas. O tada važinėk, o jeigu ten, pavyzdžiui, jūs matot, kad yra tarpas, kad, pavyzdžiui, vandens priešislavai, kaip jūs užtaisite? Jeigu matome, kad yra tarpas, jis turi būti užtaisyti. Jeigu jis priešislavai, yra labai daug būdų. Gali būti padaryta tame vamzdyje skylutė ir tenai tiksliniai pumpuota cementa. Taip, būna daro pasaulyje. Aš pradėgai dirbu naftos. Mes demontuojam platformas, įrenginius visos, nuo jūros tilto iki viskas. Ir kai mes atidarom platformų kojas, ten toks pats principas, kad negrėsklė yra didelis vamzdis, net kitas cementuojama. Ir kai mes atidarom, ten yra, kur yra betonas, jis aukščiausias kokybės, jis yra labai kietas, bet yra daug vietų, kur yra jisai minkštas, net nesukietėjęs. Tai apie kokį jūs ladumą šnekat? Ne, aš nežinau. Pala, tu paklausyk man. Čia iš praktikos. Aš iš praktikos sakau, paskui yra, iš jūros dugno ateina dujos. Ten yra vamzdžiai. Ir jie yra 3 sluoksniai vamzdžiai ir 2 betono sluoksniai. Mes jų negalime pjaustyti su degonimi, nes jie yra pilni dujų, viduje pats betonas. Yra specialūs robotai, kurie pjauna mechaniniu būdu. Ir jūs aiškinat, kad jūsų sandarumas yra geras, jūs paaiškinat, kaip tas sandarumas gali būti. Jeigu yra Pensilvanija 7,2%, Kanada 6,5%, nauji gręžiniai leidžia. Ir per 20 metų jie visi leidžia. Tai yra sisteminė problema, jos negalime spręsti. Tai jūs paaiškinkite, kaip jūs apsaugot visą tai. Jūs nesižvalgykite už šonus, aš jums klausimą duodu. Ar galėčiau atsakyti? Ir dar vienas klausimas. Manau, kad klausimą uždavėte. Uždavėte klausimą. Čia mūsų žemė, mūsų pavojai. Jūs specialiai įsiklausykite. Aš kalbėjau su... Ir aš kalbėjau su kanadiečiais, kurie dirbo Haliburtone 30 metų. Haliburtonas yra didžiausias skalūnų dujų išgaivėjas Amerikoje. Jie dirbo Norvegijoje, ir mes kalbėjom apie skalūnus, sako, labai gerai. Sako, ką jūs gersite? Jo. Jūs dabar sakykite, jie dirba žmonės 30 metų, jie žino tą problemą, bet jie moka pinigus kaip ir jums. Jūs čia raudonuojat, pabalot, sakykit, savo. Gerus pinigus. Gerai, labai trumpai klausimą, šičia tarpė jūsų neįturiu Vytauto Švanio. Aš jums siūlyčiau paklausti Vytauto Švanio, kuris yra Lietuvoje ilgą laiką dirbęs naftos ir žvalgyme paieškoje ir vėliau gavyboje, taip, ir jisai yra pats presavęs Lietuvoje. Gal 100 ar daugiau kolonų. Paklauskite jo, kiek jis rado nehermetiškų. Aš tą patį klausimą uždaviau Vytautui Švaniui, kada jis buvo Šiauliuose kradę, svarstant gręžinio Raseiniai Rietavos 1 atrankos procedūrą. Jisai nepasakė. Bet dabar jūsų klausia. Aš galiu pasakyti taip pat. Tai jūs ir atsakykite. Nėra rasta nei vienos nehermetiškos kolonos. Iš karto jau
Aš jau persikė yra aktai, galite pasižiūrėti ir tie aktai yra nuo 64-68 metų. Pažiūrėkite, tada sakyti. Atsiprašau kalbėti, kad geologas Švanys Vytautas darė gręžinius. Taip. Jis darė gręžinius kalūninių dujų gavybai. Dar kartą noriu pasikartoti, jūs neleidžiate konkretinę tos vietos, kad gręžinys reikalingas ar skalūninėms, ar neskalūninėms. Galbūt yra katalikai, Švanys ne, jis Anastasijos tikėjimą propaguoja, čia atskirą temą, sakykime, taip. Bet jeigu Kučiuose yra tekę dalyvauti, yra vanduo, yra aguonas, yra kisėlis. Tai man reikalė kisėlyje aguonas grūdelė, jie laikas. Švanys tikėjimą savo žemės o išduodate. Tai va visas skirtumas. Visas skirtumas ir gavyba, ir viskas tik Jeigu dar vienas išvalė paminėsiu patį, toliau išeisi tada. Galima svačiuliuoti. Atsiprašau. Nusiraminkit, aš dar nešau. Atsiprašau. Yra nešau, tada kaip jis gali išleisti žmogų. Nevarykite, kad manęs palaukti. Jeigu norite, meskite. Norėčiau aš paklausti, tada jūs čia viską tą gražiai pasakat, viskas norėtų su jūsų kaip specialisto tada išgirsti, kokius matot savo darbę per tiek metų pavojus, kas galėtų atsitikti. Ir kelis argumentus, kad žmonės sutiktų tą daryti, ką jūs čia norite pristatyti. Grėsmės pavojai yra kiekviename darbe. Gyventi yra pavojai. Ir mes nežinome, ar dabar lipdami laiptas, kuris iš mūsų Paneikite spaudoje, kad Vytautas Švanys, ne? Paneikite Vytauto Švanio, Motuzos, Juodkazio, taip toliau, visus tyrimus. Paneikite Europos komisijos užsakytą tyrimą, ar ne, kur daugybė mokslininkų. Paneikite visų šalių, kurie buvo vykdomas kalūninių dujų gavybos mokslininkų tyrimus, nes jie mus klaidina. Pasirodo, yra nenaudojama jokių chemikalų, nenaudojamas joks uolienų skaldymas ir ta nafta, kurią jūs išgavinėjo terminijos nafta, ne? Pasirodo, procesas yra tas pats, koks ir bus kalūninių dujų, ar ne? Vadinasi, visi mokslininkai, Lietuvos mokslo akademija taip toliau akivaizdžiai, ciniškai melavo. Ir visas šitas ataskaitas reikia paneigti, nes jie labai aiškiai sako, kad skalūninės dujos yra išgaunamos kitom technologijom. Ir Švanys čia sako, tuo ir būtent tuo ir pabrėžia, kad visiškai skirtinga yra epistemologija, skiriasi. Skiriasi poveikis aplinkai, nes jūs naftą išgaunate iš ko? Iš ertmių, ar ne? Tai yra susidariusios tam tikros ertmės, grįžinys yra visai kitoks. Skalūninėm dujom einamas draštas, šaltas, ar ne? Ir paskui yra leidžiamos toksinės medžiagos, smėlis, 2 procentų toksinių medžiagų, ten daugybė tūkstančių kubinių metrų vandens ir yra tos uolienos susprogdinamos, ar ne? Ten jos toliau įsikemša smėlių, taip toliau, kad susidarytų tarpai ir galėtų tos dujos išeiti. Vadinasi, iš skalūnų jūs išgaunate dujas. Kodėl jūs kalbate, kad išgausit naftą? Skalūnų dujas. Tai kas čia išgauta? Ta prasme, kai kalbam apie skalūnų dujas, ta technologija yra visiškai. 180 pradėjo jie labai sudėtingi. Jie valai tos kimeliukų ar dar ką nors skaidytis į paprastesnius angliavandenius. Mes tą žinom. Nu, nepasakoju. Taigi klausia žmogus. Nafta kartu su dujomis. Ar dujų mažiau? Galiu paklausti? Dabar jūs minėjot, kad pačių gręžimo metu nenaudojama jokia chemija išskyrus vandenį ir molį, taip? Ne, ne taip. Ne taip? O tai yra kažkas pilama dar? Taip. Kas? Chemikalai. Kokie? Įvairūs. Polimerai, molis taip pat tas pats. Biškai, kad nerūdytų įrangą, biškai biocido. Aha. Grotan VS, pavyzdžiui. Jūs manitroviškai, kurie gavote iš žmonių kraštų visą informaciją pasiėmėte. Tai jau neiškėlės taukos klapai pridėti. Tai jau jūs užteršėt vandenį jau grėžimo metu. Jūs galite paaiškinti trumpai aiškiai žmonėms, kas yra perskistimas Grotan VS? Grotan VS. Tokia formulė. Grotan VS. A, jūs nežinote, mes galim jums pateikti nuotraukas ir filmuotą medžiagą iš stemplių aikštelės. Ten stovi tokios bačkos, iš jų yra pumpuojama kažkas,
užrašai Grotan VS, mes aprašymus turim iš tiekėjų, kas ten per skystis, ir nuo jų laša ant žemės. Nu šitos faktus pateiksim. Ta faktą gerai, nes pateiksim. Būtinai. Yra nufilmuota, yra užfiksuota. Tai patikrinsim. Tai kas ten per skystimą, ką naudojat? Nežinot, kas yra naudojama stemplėse? Tai kas yra per skystis Grotan VS? Negaliu pasakyti. Ai, negalite pasakyti? Ne. Jūs mane neteisingai supratote, teisingai plėtojate. Šiuo metu negaliu pasakyti, nes reikia pasižiūrėti, kaip tai yra. Tai paklauskite, pasakysim. Mes sukvietėme atvykti į gręžinį ir ėjo žmonės ir žiūrėjo. Dabar dar vienas dalykas priešgaisrinėse aikštelėse, tose priešgaisrinėse rezervuaruose, kas yra pilama? Vanduo? Kapro vanduo, sūrimas. Taip, o kodėl jis yra tokios ryškiai raudonos spalvos vienintelį vietoj? Sakyčiau, raudonos spalvos ir tai yra todėl, kad dvivalinti geležis virsta į trivalintį, nežinau. Bet tas vanduo negalėtų patekti į aplinką. Ne, jisai nepatenka į aplinką. Aha, gerai, vėl turime nuotraukas, kaip šitos nuosėdos iš šito baseino yra ant pačių kraštų ir per liūtį, kai buvo liūtis, nu gerai, jeigu kiek ten yra aukščio tas bortelis? Nu, tu manokit, nu tai atsakykit. Ne, tai jūs iš praktikos nežinot. Esmė tame, kad yra labai puikus faktai užfiksuoti, kaip šitos nuosėdos iš to prūdelio, va stemplių gręžinį, dengia kraštus per liūtį, po liūties nuvažiavus. Tai aiškiai matosi, kaip buvo pratekėjimas.